Pirmą kartą. Į Ventspilį važiavom. Pirmą kartą šventėje dalyvauti Sigutėnuose. Baigtum. Antrą kartą. Sigutėnų istorija vyksta. Vis negali. Kaip čia šiandien išėjo? A kodėl? Ne, nuo tolio nuo tavę nebijau. Kodėl nėra Juliaus dar tiesa? Jūs miegda žmogus, kurgi dabar čia tiek anksti žadė. Gėlės kaip gražiai, pasižiūrė, mergos kaip gėlės, Sigutėnas pasidarysi. Nu tokie snovai, va. Randamės Ignalinoje, prie vieno ežeriuko. Labai graži aplinka. Papusryčiaujame. Tai Sigutėnų. Gal pirmą ar ne? Mes jau padarėm. Sigutėnų žaidėjo visas gėlės, žaidė saulė margas palvė jų žiedai, rožės tulpės pilnavijos ramunėlės, kelia galvas kur tik užmatai. Ar matei ir nematei, Sigutėnai vėlės kestas žieduose. Ar buvai ir nebuvai, norime jūs matyti svečiuose. Ar matei ir nematei, Sigutėnai vėlės kestas žieduose. Ar buvai ir nebuvai, norime jūs matyti svečiuose. Tos nuotraukos užrašėm. Takai, kuriais lakstydavot prie kruojos, dar neužėlė užmarštie žole. O ir malūnas senas tebemoja, sugrįžt gimtinin Sodžiaus gatvelė. Esame laimingi, susipažinę su buvusiu kraštiečiu, pelnysiu Šakočių karaliaus titulą. Didžiausios sėkmės versle ir asmeninėme gyvenime. Nuoširdžiai Sigutėnų kaimo bendruomenė. Ačiū. Mokiausi ir gyvenau Kaune, baigęs, atvažiavau čia į Ignaliną, siuntimą gavau čia ir įklimpau. Ir ką žinau, gal ir nesigailiu, o šiaip Pakruojui, tai pirmos žmonos ten giminių buvo, aš ten apsilankydavau ir apie Talą labai gerai atsimenu, geri nieko. Atsirado, Roma atsirado, bet ne visiškai. Nu, kaip sakant, dabar antrą restoraną paleidom Barbecue Akademiją, jūs pravažiavot klubas, turim Mindūnų kempingą, jeigu nakvynė 150 žmonių prie molėtų, turim kitų veiklų. Tai va, tiek, aišku, miela būtų grįžti, bet nepykit jau šaknis įleistos, tai dabar geriau dažniau lauksim jūsų čia. Visien ir jums pasiūk. Ir štai paruošiamas pečius. Tokiu paprastu būdu prie židinio bandysime išsikepti paprastą tradicinį šakotį. Tai pas mus židinys jau kūrenasi gana senai, bet pastoviai yra dedamos malkos, kad laikytųsi vienoda temperatūra. Nes kepti šakotį turi būti pakankamai karšta. Prašom, kas pradeda? Milda. O, vienas vyras atsirado. Tai tegu vyrą kepti. Moteris valgyjų. Nu, negalėgi savo kepės, nu. Iki viršūnės netrykti. O daugiau? Ten storąją sakė. Nu, va. Va, Nil, tai jau specialistė, va. Su pakratymas, a ne? Kažkas dabar sukas. Pamirškim pasaulį, pamirškime laiką, kai muzika skamba, juk žodžių nereikia.
Arba vien du. O, liaudės meistras sakė, čia liaudės. Jonai, ką mums dabar? Galim atsisėsti. Va, Felė Kokačiukova, o va. Irgi du. Palikta. Rankinuką geriau, rankinuką. Bėgam, kana? Čia mėgamasis. Čia toks poilsio kambarėlis. Oi, kiek čia padaryti. Pasidžiaug. Pagulėti. Ko tu pajutai ant tokios va įdomios? Nu, taigi va, pajutau ramybę ir atsiprašau. Kaifo, ne orgazmo. O, matai, čia galima. Kaip patologiai. O, ta. Kokį gražutę. Daugiau tai, kad kai aš įtikėjau į Dievą. Tesnis, numato rūmus. Skaityti gėrės. Mauti, bet dabar matosi vaizdas tai lentų. Tai jau trečią kartą jinai yra spalta, kaip saugo. Sauginė siena, tai jau trečią kartą restauruota ir viskas 100 metų panašiai pagal. Išdeginta žolė, galbūt žemė, kažkas tai va, kad sudeginta ta vieta. Tada uždėta akmenim ratas toksai, tada guldydavo žmonės, moteris, kažkur labai ginčintinas klausimas. Internete tikrai buvo vienur, kad į rytų pusę galva, kad ten anksčiau keliasi, kitur, kad vyrai, nu žinokit, kaip norite. Gyveno žmonės ir dabar štai padaryta. Riešutam gliaudimui. Ladakalnio viršūnėje, 6 ežerų susikirtimo vietoje ant kalno. O, koks gražus vaizdelis. Nu, Aldutės svarbiausia norai įsipildys, va. Toliau. Taip, dėja dabar tik filmuojam. Kantrybė šypsenas, va. Ne. Gerai, viskas aišku. Važiavo 32 žmonės, kaip paskui paskaičiuosim. Romai, gali leisti fotografai dirbti savo darbą. Na, va, vis gražiai su tušu. Nebegali užlipti, va, vos susikūrė. Tai yra toks aukos kalnas, tai siūlau jums paaukoti savo gerą linkėjimą, savo gerumą vienas kitam. Tai vat ladų ir kažkokį sveikatos, džiaugsmą, meilės vienas kitam. A dabar tai visi pastovi tas Ai, čia duok ladų. Tai jūs nueikit pas kitus. Jūtė laipteną, naktį. Reikia labai klipti, ne? Jo, maniau. Taip, žmogėlė, jau senai. Vau. Kaip pučiu tie patys ežerai? Bliuko kažko draba viršumą lipant, tai tiesiog. Randamės senovinės betininkystės muziejuje.
Ir dar